O dabar žodį tarti kviečiame Lietuvos teisingumo viceministrę, kovojančią už istorinį teisingumą, daktarę Gabiją Grigaitę Daugirdę. Jūsų ekscelencija Respublikos prezidentė Gitanai Nausėda, Jūsų ekscelencija Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola, gerbiamoji Seimo pirmininkė, gerbiamoji ministrė pirmininkė, pirmasis prezidentė Dalia Grybauskaitė, pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovė profesoriau Vytautai Landsbergi, Laisvės premijos laureatė Petrai Plumpa, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai, vyriausybės ir Seimo nariai, brangus laisvės gynėjai, žuvusiųjų už laisvę artimieji, garbūs svečiai. Šiandien minime Laisvės gynėjų dieną. Dieną, kai beginklė lietuvių tauta įrodė pasauliui, kad ši tauta ir jos ateitis niekada nepriklauso ir nepriklausys agresoriui ir okupantui. Dieną, kai lietuvių tautos ryžtas ir susitelkimas nutiesė kelią į laisvę bei nepriklausomybę. Tarptautinė teisė suteikė tvirtą teisinį pagrindą atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Remiantis tarptautinė teise, sovietų agresija, okupaciniais metais ir sausio 13 dieną vykdyti masiniai ir sistemingi žmogaus teisių pažeidimai galėjo būti kvalifikuojami ir baudžiami kaip tarptautiniai nusikaltimai, siekiant užtikrinti šių nusikaltimų pripažinimą bei pasmerkimą tarptautinių lygmenių. Drąsi ir pasirengusi gintis tauta, tarptautinė teisė kartu su tarptautinė parama, įskaitant ir narystę tarptautinėse organizacijose, buvo, yra ir bus tokių valstybių kaip Lietuva, o šiandien ir Ukraina esminiai išlikimo garantai agresijos atveju. Agresijos nusikaltimas nukreiptas ne į pavienius objektus ar asmenis. Agresijos nusikaltimo objektas yra nepriklausoma valstybė, jos suverenitetas ir laisvė. Rusijos agresija prieš Ukrainą, prasidėjusi dar 2014 metais, įrodo, kad agresoriui netrūksta drąsos vėl ir vėl nusišluostyti kojas į pamatinės tarptautinės teisės saugomas vertybės. Tarptautiniai bendrijai dėja vis dar pritrūksta drąsos ir ryžto teisti ir nuteisti agresorių. Istorija įrodo, kad esminiai tarptautinės teisės proveržiai įvyko po pasaulį sukrėtusių įvykių. Po Antrojo pasaulinio karo buvo įsteigtos Jungtinės tautos ir Jungtinių tautų chartijoje įtvirtintas pamatinis ginkluotos jėgos nenaudojimo principas. Supratus, kad agresijos karus sukelia ne abstraktus dariniai valstybės, o joms vadovaujantis konkretus asmenys, įsteigtas Niurnbergo tribunolas, padėjęs pamatus tarptautiniai baudžiamai teisei. Vėliau įsteigti tarptautiniai baudžiamieji tribunolai įtvirtino bausmės už įvykdytus tarptautinius nusikaltimus neišvengiamumą. Tarptautinė teisė įrodė galėjimą pasikeisti. O suvokimas, kad nebaudžiamumas už baisiausius tarptautinius nusikaltimus turi negrįžtamas pasiekmes ne tik konkrečios visuomenės tvariam vystymuisi, bet ir viso pasaulio tarptautiniai taikai, leido tarptautinio baudžiamojo teisingumo idėjai tapti realybę. 1998 metais tarptautinė bendrija įsteigė nuolat veikiantį tarptautinį baudžiamąjį teismą, kurio misija teisti už tarptautinius nusikaltimus tada, kai pačios valstybės nenori ar negali nuteisti kaltųjų asmenų ir užkirsti kelią nebaudžiamumui. Ši istorinė perspektyva man, kaip tarptautinės teisės mokslininkiai, leidžia tikėti ir tikėtis, kad tarptautinė teisė iki ir po agresijos prieš Ukrainą nebus tokia pati. Noriu tikėti, kad tarptautinė bendrija susitelks ir pakeis tarptautinę teisę, pagal kurią agresijos nusikaltimas yra tarptautinis nusikaltimas, tačiau vis dar be aiškaus agresorės valstybės vadovų baudžiamosios atsakomybės modelio visais atvejais, kai kyla akivaizdi grėsmė kitos nepriklausomos valstybės išlikimui. Noriu tikėti, kad tarptautinė bendrija pakeis tarptautinę teisę, pagal kurią paieškos sprendimų konfiskuoti agresoriaus turtą užtrunka ilgiau nei agresoriui užtrunka susirasti naujų rėmėjų savo agresijos Ukrainoje tolesniam vykdymui. Tarptautinė teisė kūrė ir keičia valstybės, tačiau kartu puikiai suprasdamos, kad ir jos pačios turės paklusti pasikeitusioms taisyklėms.
Todėl atsiriboti nuo savanaudiškų politinių motyvų ir geopolitinių skaičiavimų dėja, bet pavyksta ne visada ir ne visoms. Yra manančių, kad didžiausiose neteisėtumo situacijose teisiniai sprendimai turi atitikti politinės realijas. Teigiama, kad būtent todėl, jog teisinis sprendimas atitiko to meto politinės realijas, Niurnbergo tribunolą įsteigti pavyko. Pavyko, bet siekiant neeskaluoti situacijos po Antro pasaulinio karo, Sovietų Sąjungos įvykdytų tarptautinių nusikaltimų vykdytojai Niurnbergo teisingumo kirčio išvengė. Šiandien šis Sovietų Sąjungos vadovų nebaudžiamumo faktas laikomas vienu iš didžiausių Niurnbergo tribunolo teisėtumo ir svarbiausia teisingumo trūkumų. O Putino Rusija ne tik draudžia perrašyti ar diskutuoti apie šią Niurnberge patvirtintą nebaudžiamumo tiesą, bet ir puikiai supranta, kad tarptautinis teisingumas gali būti politinio kompromiso dalykas, kad ir šiek tiek palaukus. Atsakomybės už agresijos nusikaltimą sureguliavimas Tarptautinio baudžiamojo teismo statute yra kitas pavyzdys, ką reiškia kompromisai tarptautinėje teisėje. Teismas galėjo išduoti arešto orderį Putinui už karo nusikaltimus, bet negalėjo jo išduoti už pagrindinį blogą nusikaltimą, kaip jis buvo įvardintas Niurnbergo tribunolo, tai yra agresijos nusikaltimą, kurio aukos yra ne tik civiliai asmenys, bet ir kiekvienas savo gyvybę už laisvę paaukojęs Ukrainos karys. Nors agresijos nusikaltimas buvo įtrauktas į Romos statutą kaip tarptautinis nusikaltimas dar 1998 metais, tačiau dėl šio nusikaltimo apibrėžimo ir teismo jurisdikcijos buvo susitarta tik po daugiau nei 10 metų. Mažosioms valstybėms siekusioms tokių pačių teismo galių, kaip ir kitų tarptautinių nusikaltimų atvejais, teko nusileisti, o kompromiso su didžiosiomis valstybėmis vardan agresijos nusikaltimui buvo nustatytos išimtinės taisyklės, būtent dėl kurių šiandien šis teismas ir negali imtis agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą. Už lietuvių tautos teisę gyventi laisvoje Lietuvoje kovoja partizanai ir prieš 33 metus laisvę gynusieji kompromisų nedarė. Nedarė jų ir kitos valstybės remintis tarptautinė teise, pripažindamos atkurtos Lietuvos nepriklausomybę. Kompromisų nedarė ir ikiteisminius tyrimus dėl sovietų agresijos ir okupacijos metais įvykdytų tarptautinių nusikaltimų pradėjusios nepriklausomos Lietuvos teisėsaugos institucijos bei teisėjai priėmė apkaltinamuosius nuosprendžius, nors ir praėjus daugeliu metų po šių nusikaltimo įvykdymo. Praeitais metais Rusija už akių nuteisė Lietuvos teisėjus priėmusius šiuos nuosprendžius, taip pat ėmėsi baudžiamojo persekiojimo veiksmų prieš bylą tyrusius prokurorus bei išdavė areštų orderius. Tokia yra bekompromisio teisingumo kaina. Sukurptos baudžiamosios bylos, nuolatiniai bauginimai bei grasinimai istorinį teisingumą vykdantiems ir jį įvykdžiusiems. Lietuvos patirtis įrodo, jog baudžiamojo teisingumo paieškos praėjus daugeliu metų nėra lengvos. Todėl šiandien savalaikis Rusijos vadovų baudžiamosios atsakomybės užtikrinimas už vykdytą agresijos prieš Ukrainą nusikaltimą turi būti esminis tarptautinės bendrijos prioritetas. Kaip šiandien yra kritikuojamas Niurnbergo tribunolas, taip istorija įvertins ir teisinį atsaką Rusijos vadovybei už vykdytą agresijos nusikaltimą prieš Ukrainą. Istoriniai sprendimai turi būti ne tik teisėti, bet ir teisingi. O teisingi sprendimai šiandien yra tie, dėl kurių tarptautinės teisės taikymas negalėtų tapti dėrybų ar politinio kompromiso su agresoriumi objektu. Tai yra tarptautinis baudžiamasis tribunolas agresijos nusikaltimui prieš Ukrainą ir tarptautinio baudžiamojo teismo statuto pokyčiai dėl šio teismo galių agresijos nusikaltimo atžvilgių pakeitimo. Nebaudžiamas blogis linkęs augti. Todėl tik tarptautinės bendrijos vardu įsteigtas tribunolas galėtų pasmerkti Rusijos imperialistinę ideologiją ir svarbiausia nuteisti tiesiogiai už agresiją prieš Ukrainą atsakingus dabartinius Rusijos vadovus. Rusija turi išmokti pralaimėti. Ne tik karo lauke Ukrainoje ar energetikoje, bet ir teisinėje kovoje už pamatinę tarptautinės teisės saugomą vertybę taiką. Lietuvių tauta įrodė drąsos ir principingų sprendimų svarbą. Šiandien principingų sprendimų būtinybę remiant Ukrainos kovą už išlikimą, įgyvendinant sankcijas agresoriai bei siekiant baudžiamojo teisingumo, turime kiekvieną dieną rodyti ir įrodyti tam,
kad tarptautiniai teisiai būtų suteikta galimybė pasikeisti bei užtikrinti bekompromisę agresoriaus politinę, finansinę ir teisinę atsakomybę, nes tai esminė ir mūsų saugumo prielaida. Gerbėmieji, profesorius Vytautas Landsbergis kažkada pasakė, jog teisingumas, kaip ir tėvynė, arba turi širdyje, arba ne. Prieš 33 metus laisvės gynėjų širdis buvo pilnos tėvynės ir teisingumo. Šiandien visuomenė sukrėsta agresijos prieš Ukrainą nerimauja. Palinkėsiu kiekvienam iš mūsų pilnos širdies ir drąsos, neužmirštuolės kiekvieno lietuvio širdyje tam, kad toliau padėtume Ukrainai kovojant ir už mūsų laisvę. Stiprintume savo jėgas ir dvasią tam, kad prireikus kiekvienas nebijotume tapti laisvės gynėjų. Ačiū už galimybę šiandien būti čia.